Sveiki kiaulienos mėgėjai. Senai nesimatėme, šiandien įdomus receptukas, labai paprastas, skirtas pirmokams. Kepsime kiaulieną grylyje su bulvėmis, nusausinam kiaulienos sprandinės gabaliukus, jie kartu eina ir su kauliukais. Nusausinę ruošime sprandinės marinavimo sausą mišinį. Ruošiam sausą mišinį marinavimui mėsos šaukštelis česnakų granulių, šaukštelis čili pipirų, rūkytos paprikos šaukštelis, 2 šaukšteliai druskos, juodųjų pipirų pagal skonį. Tarp kitko, man nieks neparašėte informacijos apie elektrinius malūnėlius pipirų arba druskos. Laukiu jūsų komentarų. Ir šaukštelis raudonėlių ir viską gerai išmaišome. Mišinys tuo mūsų ir paruoštas. Kiaulienos sprandinės steikus apipurškiam aliejumi. Iš abiejų pusių. O skalbimo mašina girdisi. Barstome iš abiejų pusių sausuoju mišiniu marinavimo ir barstykit taip, kad trečdalis liktų tą patį mišinį panaudosime bulvėms. Čia, manau, viskas jau visiems aišku. Mėsą galima palikti 40 minučių, kol įsisavins prieskonius. Jeigu ilgiau norėsite palikti arba po keletos valandų kepsite, tai rekomenduoju mėsą patalpinti į šaldytuvą. Purškiame aliejų ant bulvyčių. Ir likusį sausą mišinį išberiam ant bulvių ir tiesiog permaišom, sumaišom. Mes bėgsime kurti grilių ir su jumis susitiksime prie griliaus. Dedam bulves įkaitusią kepsninę. Taip. Ir paliksim 15 minučių. Po 15 minučių įdėsime ir kiaulieną. Žiūrėkit, mūsų temperatūra virš 200 laipsnių yra. Tai aš apačią pridarau tiesiog va taip, ant pusės. Per vidurį palieku ir to mums turi pakakti. Viršaus nejudinu. Jeigu reikės, atidarysim apačią. Nu, juk 15 minučių prabėgo, bulvytės jau čirška. Padedam ruteles antro aukšto ir sudėsime kiaulienos steikiukus. Sprandinės mėsą kiaulienos su kauliukais. Ir paliksim kepti maždaug pusvalandžiui. Manau, to pilnai turės pakakti, o paskui pamatysite, ką darysime toliau. Tai dabar nuimsime prabėgus pusvalandžių mėsą. Bulvės skradžiai skambiai kepa, čirška. Dabar toliau apkepsime mėsą tiesioginiai kaitroj. Išardame mes savo 2 aukštus, bulvės mūsų praktiškai iškepė. Tai dabar kepsime maždaug apie 5-7 minutės ir vartysime kepsnius virš tiesioginės kepsnos kas 30 sekundžių. Ir apverčiam kepsnius. Viskas mūsų mėsytė iškepė, keliaujam namo ir jau namie padegustuosim, paragausim. Visiems skanaus, laukite mūsų prie stalo. Štai kokius gražius kepsniukus gavom.
kiaulienos sprandinės, receptas jau paminėjau, tai yra žmonėms, kurie pradeda tik gaminti, aš ragausiu mėsos gabaliuką. Oi, kokia sultinga. Aš manau, kad turėtumėt matyti jūs, kokia sultinga mėsa. Skonis panašus į šašlykų. Mes bėgam valgyti. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Nepamirštam prenumeruoti kanalo, spausti laikų, dalyti su draugais, rašyti komentarų. Ačiū visiems. Iki. Laukit naujų vaizdo įrašų.